Žodžiu, mečiau fotografiją, pardaviau fotoaparatą, visus objektyvus, kompą ir nusipirkau bazuką. Tai šiandien bus bazukos apžvalga. Čia Gytis iš fotokursai.lt. Na ir melavau, bazukos nepirkau. Na tačiau į mano rankas papuolė šis tas ją labai panašaus. Tai Sigma Sport objektyvas su židinio nuotoliu kintančiu nuo 150 iki 600 mm ir su diafragma nuo f5 iki 6,3. Kaip matot, daiktas didelis, ta prasme apgailėtinai didelis ir dar sveriantis beveik 3 kg, kas fotografavimą iš rankos padaro mažiausiai nepatogiu. Nors ir su seniau apžvelgtu Canon 28-300 fotografuodamas iš rankos didelių nepatogumų nepatyriau, tačiau čia jau man per daug, bet ir ko praktiškai neįmanoma gauti ryškios nuotraukos. Tačiau faktas, jog svoris čia atsiranda ne iš oro. Šis objektyvas pagamintas naudojant pačios aukščiausios klasės medžiagas ir jo surinkimo kokybė nenusileidžia jokiam Canono ar Nikono objektyvui. Visi objektyvo viduriai apsaugoti nuo drėgmės, dulkių ar smėlio. Nenustepčiau net ir kulkos per jį neprasiskverbtų, būtumėt didžiausiu Bin Ladeno košmaru. Bet tai Bin Ladenas miręs. Koks Bin Ladenas? Pačiame objektyve randu įdomių sprendimų. Tarkime, patogu tai, jog trikojo laikiklis fiziškai užsikabina jį atsukus į vieną iš brūkšneliu pažymėtų pozicijų. Nereikia su lupa taikytis, ar gerai ten tą objektyvą prisukau ar ne. Sigma čia taip pat prideda didžiulę blendą, kurios vieną galą užkimšus talpos pakaktų striubai virt. Na gerai, o dabar varau fotkinti. Galiu drąsiai teikti, jog šis objektyvas kaimynų šnipinėjimui ar šiaip žmonių susiekimui yra tiesiog tobulas. Su tokiu zoomu galit fotkint portretus per 100 metrų atstumą, niekas net neįtars, jog kažkas taikosi jų privatumą. Fotografuojant nuo stovo gauname patenkinamą aštrumą, ypač prie f8, nors fotografuojant iš rankos tą, kaip jau minėjau, padaryti yra sunku. Na nebent reguliariai treniruojatės prie burnos didelės talpos butelius kilnodami. Nors aišku, čia nors ir rankos būtų stiprios, bet gali drebulys iš sielos gelmių krėsti. Objektyvas turi dviejų tipų optinę vaizdo stabilizaciją, tačiau jį menkai padeda rankų drebėjimą eliminuoti. Kita vertus, antrasis stabilizacijos tipas skirtas penningui veikia neblogai. Fotografuodamas važiuojančius automobilius sugebėjau gauti labai fainą rezultatą, nieko nenusileidžiant į seniau apžvelgtam Canon 28-300. Tikroji šio objektyvo pritaikymo terpė yra sportas, na ir labai liūdna, jog nepavyko jokių varžybų ar lakstančių žmonių pafotografuoti. Vis tik sausio mėnesį mažokai tokių drąsuolių pasiryžusių ant ledo lakstyti, tačiau nebejoju, jog vasaros metu fotografuodami kokias futbolo ar lengvosios atletikos varžybas tiesiog kaifuotumėt nuo to, ką šis objektyvas jums siūlo. Fokusas, pabrėžiu, yra išskirtinai spartus. Neturėjau jokių problemų fotografuodamas greitai besiduodančius paukščiukus ar žaidžiančius vaikus. Tik nekviesk policijos, gerai, aš tik menininkas. Aštrumas, jei rankos netreba, taip pat geresnis už vidutinį. Tiesiog saroka diafragma nelabai leis keisti įprastai apšviestas sporto sales. Fotografuojant prieš saulę jokių pastebimų iškraipimų bazuka negeneruoja. Chromatinės aberacijos taip pat sunkiai pastebimos ir tampa įžiūrimos tik prie 600 mm bei ekstremalaus kontrasto. Fono plovimas prie tokio židinio nuotolio yra ekstremaliai stiprus. Ryškumo zona, fokusuojant už kelių metrų esančius objektus, tampa vos poros centimetrų pločio, kieno pasekoje gauname stiprų bokeh efektą. Žinoma, antras planas tikrai nėra išplautas taip gražiai, kaip naudojant portretinį objektyvą, tačiau rezultatas patenkinamas ir akies nerėžia. Nors ir didelis židinio nuotolis būtų patogus fotografuoti gamtoje, tačiau šis objektyvas tiks tik stacionariai gamtos fotografijai, kur savaitę laukia, kol paukščiukas ant šakos nutups. Tiesiog per didelis jo svoris neleis komfortabiliai landžioti po mišką ar tarkim važiuojant automobiliu, staigiai šokti iš mašinos ir padaryti kadrą. Dideli daiktai paprastai brangiai kainuoja, tačiau šio stiklo kaina nesiekia 1000 eurų, tad jis tikrai atras savo nišą tarp sporto ar gamtos fotografijos vidutiniokų, neįperkančių Canono ar Nikono variantų. Didžiausias šios Sigmos minusas yra jos svoris, tačiau jeigu fotografavimas iš rankos jums nėra aktualus, neabejotinai rekomenduoju atkreipti dėmesį į šį dičkį. Aštrumas be abejo nusileidžia brangesniems konkurentams, tačiau šioje kainų kategorijoje nieko panašaus nerasite. Tad ką, sveikinu Sigmai rinkai išleidusi dar vieną puikų ir savo kainų kaiminystėje analogų neturintį objektyvą. Na įdomų daiktą čia aš krapščiau. Ateityje nebejokite, jų bus tik tai dar daugiau, tad prenumeruokite šitą YouTube kanalą, sekite mūsų naujienas Facebook'e ir dar susitiksime. Ačiū, kad žiūrėjote, čia buvo Gytis.